Velnias pasakoje ir sakmėje. Pasaka epinio žanro, trumpas, fantastinis, pamokantis, nesudėtingo turinio kūrinys su beveik visada gera pabaiga. Šiam žanrui būdingi stebuklai, pasivertimai, pasakiški daiktai ir veikėjai, veiksmo, laiko ir vietos spalvingumas. Pasakose ypatingai atskiriami teigiami ir neigiami kūrinio veikėjai. Pasakose apstu personifikacijų, magiškų skaičių. Pasakos būna stebuklinės, gyvulinės, melų pasakos, pasakos be galo. Aptarsime, kaip velnias vaizduojamas pasakose ir sakmėse. Daugelis pasakų ir sakmių rodo, kad velnias buvęs su ragais ir su uodega. Taip pat jam priskiriama ir juoda spalva. Žiūri, atbėga toks juodas ponaitis ir šaukia. Juodas velnias ypač įsigalėjo XIX–XX amžiuje. Toks velnias dažnai minimas patarlėse, priežodžiuose bei myslėse. Sakoma, kad visi velniai juodi. Velniai vargina žmones, jie neduoda ramybės nei kelyje, nei namuose, triukšmauja, svaido įvairius daiktus ir kitokiais būdais erzina žmones. Dažnai velnias žudo, bausdamas už godumą, nusistovėjusių bendravimo normų tarp žemiškojo ir mitinio pasaulio pažeidimų, pavyzdžiui, už vėlų maudymąsi pirtyje, vaikščiojimą vėlai naktį, už godumą. Velnio apsėstas žmogus būna labai piktas, blaškosi, draskosi, keikiasi, daro tai, ko anksčiau nėra daręs. Dar velnias užtraukia žmogui ligą. Velnias lietuvių liaudies mitologinėse sakmėse ir pasakose gundo žmogų nusidėti, prašo jam parduoti savo sielą, sudarinėja sutartis. Velnias buvo laikomas apčiuopiamu ir realiu padaru. Lietuvių pasakojamojoje tautosakoje velnią mėgsta vaizduoti kaip ponaitį. Jis dažnai su skrybele, batais arba tiesiog sakoma, kad labai gražiai apsitaisęs ponaitis. Lietuvių tautosakoje velnias vadinamas daugiau kaip 200 vardų. Sakmėse velnias laikomas kvailučiu, lengvai apmulkinamas, o pasakose dažnai vadinamas išpera, nelabuoju ir kitais vardais. Sakmėse velnias siejamas ir su vilku. Beveik visose pasakose ir sakmėse lietuviai perkūną ir velnę vaizduoja kaip amžinus priešus. Sakmėse liudijama, kad velnias yra sukūręs gyvulius ir pats gali jais pasiversti. Velnias važinėja arba jodinėja arkliais, kai kartais ir pats jais pasiverčia. Daugelis velnio daiktų, kuriuos jis duoda žmogui, vaišina ir dovanoja. Sakmėse ir pasakose irgi pasirodo esančios arklio atskiros kūno dalys arba išmatos. Velniui priskiriami medžiai, kuriuose jis slepiasi nuo perkūno. Dažniausiai jis slepiasi drevėje. Dievas ir velnias svarbiausi daugelio sakmių veikėjai, kuriantys šį pasaulį. Tačiau Dievas sakmėse yra galingesnis už velnę. Yra sakoma, kad velnias atsiradęs iš Dievo. Velnio kūryba nenusisekusi. Dažnai šaipomasi iš velnio, kuris nori, bet nesugeba pamėgdžioti Dievo. Nenaudingus ar mažai naudingus padarus velnias neretai sukuria ne iš blogumo, nekeršydamas Dievui, o iš nesugebėjimo.